Dar vienas vakaras, šį kartą jau labai tamsus vakaras. Akis į akį su vienatve. Štai pavadinčiau šitą situaciją. Gruodžio vidurys jau beveik. Už lango kaip ir pilnatis. Šiek tiek šviesiau, bet iš esmės tamsu labai. Ir aš esu pas save savo trobelėje. Ką tik grįžau iš lauko po darbų. Vidinių darbų, išorinių darbų, kur buvau miške, dar likusiame malkų, ruošiausi, kapojausi, pjoviausi. Nusiprausiau lauke, dar vis lauke, nes nesusitvarkęs dušo iki galo, ko tam dušui trūksta, dar šiek tiek trūksta. Ir atsisėdau pasidalinti savo patirtimi apie vienatvę, kuri yra čia, tiesiog kvėpuoja į veidą. Kad tau geriau suprasti, tai atstumas tarp žmonių čia, kurie yra kažkur šalimais, turbūt artimiausias yra už kilometro dabar. Žmogus viena moteris gyvena. Visur kitur čia tik vasarą atvažiuoja kažkas aplinkui, dabar nieko nėra. Aplinkui tamsu ir jokio garso. Yra tik tai gamta. Mašinos irgi vakare jau niekur nevažiuoja, nes nėra kur čia važiuoti. Ir yra tokia klampi tamsa, kaip aš vadinu, už lango. Tiesiog jinai įtraukianti. Jau antroji žiema man šiandien, žiemojant antrą žiemą, ir pirmoji žiema buvo ypatingai sunki, nes dar tik kūriausi, dar visokie įvykiai vyko mano gyvenime, kuriuo aš nelabai supratau ir nežinau, kaip elgtis juose. O dabar antroji žiema man parodo tam tikrus vienatvės privalumus, aš tai pavadinčiau, ir jos gilesnį supratimą. Aplinkui vėjas kaukia, kai sninga, kai dabar jau tokia pūga netgi buvo, toks jaučiasi baugumas, niūrumas, nežinomybė aplinkui. Aš ją įsivaizduoju. Aš išeinu į lauką šiais metais jau labai drąsiai. Aš einu iki šulinio tamsoje, nusinešu prožektorių, bet iš esmės manęs ta tamsa nebebaugina. Aš neturiu jokios baimės išeiti ir kažką sutikti. Kai praeitais metais aš atvažiavau vasarą, tai man buvo ganėtinai nejauku pirmosios naktis, nes iš tikrųjų čia ir energija buvo prasta šitam name. Jisai buvo pleistas, žiurkių užgyvendintas ir energetika buvo labai prasta. Aš iš tikrųjų atkūriau gerą energiją savo darbų, įkraudamas tą namą savo pozityvių mąstymų, savo energiją, ir aš dabar gerai jaučiuosi. Baimės nėra iš vis, kas buvo prieš metus. Nejaukumas, labai rimtas nejaukumas buvo, nesmagu buvo miegoti, nes langai, kurie čia buvo, juos paspaudus pirštų jie galėjo įgriūti į vidų, jie tokios būsenos buvo. Šiandien pasikeičiau paskutinį langą ir dabar šitoj trobos dalyje jau yra jauku, daugiau šviesos ir šiek tiek saugiau, kad kažkas tai atsirėmęs, koks briedis, jisai neįgrius į vidų į trobą. Būnu. Ir ta tamsa vakare, kai būnu vienas, jinai yra ganėtinai bauginanti. Nes vakare išlenda tie patys demonai, kurie išlenda ir tau būnant mieste, būnant tarp daugelio žmonių. Čia lygiai taip pat jie ateina, bet šiais metais tie demonai yra visiškai paprasti, lengvi. Nes kas atsitiko? Per tuos metus, kai čia gyvenau, aš pratinausi pats suvokti, kas yra vienatvė. Kodėl aš bėgu nuo tos vienatvės, kodėl man taip skauda joje, nes niekada negyvenau vienas. Aš visą laiką ar šeima, ar draugai, ar draugystės kažkokios tai. Aš visą laiką buvau su kažkuo tai. Ir toks tarpas ilgas man toje vienatvėje pirmą kartą iš esmės mano gyvenime. Aš dar praeitais metais pagalvojau, kad tai yra eksperimentas vienatvės, kaip tai veikia psichika, kaip tai veikia fizinę sveikatą, kaip galima ištverti vienatvėje, ir kaip prisikėliau iššūkį savo pasižiūrėti, ar aš galėsiu išgyventi, ar aš nepabėgsiu. Buvo momentai, kai aš jau norėjau grįžti į miestą, kur šviesos, kur reklama, kur kavinės, kur jauku, kur kvepia, bet kažkokiu būdu pasilikau ir nesigailiu tuo. Kas atsitinka,
kai būni vienatvėje, jie suvokia tą vienatvę ir pradedi suvokti dalykus ir pasaulį taikoje. Aš dabar čia sėdžiu, būdamas taikoje. Aš žinau, kad viskas gerai bus ir su manimi, ir su mano gyvenimu, nes per tuos metus, kuriuos aš čia praleidau, jau daugiau negu metai čia praėję, aš antiek sustiprėjau psichiškai, antiek sustiprėjau fiziškai, antiek dvasiškai pasikeitė mano požiūris į viską, kad šią minutę manęs niekas negali palaužti per tą, ką aš praėjau čianais. Ir būdamas vienatvėje aš turiu taiką. Taiką, vidinę ramybę. Manęs nedrasko jokios dramos galvoje, aš neliūdžiu, ką aš praradau, aš neliūdžiu, ko aš neturiu ir kas galėtų manęs laukti, bet neaišku, kaip to pasiekti, aš visiškai to neliūdžiu. Aš viską paleidau. Per tuos metus, per tą vienatvę, aš sugebėjau atleisti savo už padarytas klaidas gyvenime, už įžeistus ir nuskriaustus žmonės, su kuriais aš gyvenau kažkada tai. Ir atleisti žmonėms, kurie mane įžeidė. Atleisti nuoširdžiai. Nes kitaip aš nebūčiau čia išgyvenęs. Aš būčiau sugraužtas tų demonų, tos savigailos, to pykčio, to pavydo. Aš būčiau sugraužtas negyvai čia, šitoje vienatvėje. Kai tu esi vienas, daug žmonių yra vienų ir vienišų kitoje ekrano pusėje. Aš žinau tai. Aš sutinku juos. Tu esi tarp žmonių, bet esi vienišas. Nesupranti savęs. Aplinkui mieste triukšmas. Visi kažką veikia, kažkaip tai save užglušina, kad nejausti, kad nesuprasti. Lyg tai taip ir gyvenimas turėtų eiti. Skausmas vidinis viduje ir ramybės nebuvimas, jis lieka. Lieka nežinomybė ir lieka nežinojimas, o tai kokia ateitis, apie ką tas gyvenimas. Čia vienatvėje per tuos metus suvokiau, kad būtina išmokti ir būtina išmokti būti su savimi tokiu, kokiu tu didžiuotumsi, tokiu, kokį tu kuri. Aš tokį kūriau save ir kuriu toliau ir nenusiviliu. Ir toje vienatvėje aš labai gerai suprantu tuos pačius procesus, kurie vyksta aplinkui, gyvenime, mieste, tarp žmonių, tarp manęs, mano mąstymą, tavo mąstymą ir kitų žmonių mąstymą, kodėl tas skausmas ateina. Ir man tai yra didžiulis atradimas. Ta vienatvė man davė pilnatvę. Aš dabar galiu būti su savimi ir aš pats savo tapau geriausiu savo draugu, jeigu nėra šalimai žmonių. Aš savo pats įdomiausias ir aš galiu gyventi būtent taip, kai kitas net neįsivaizduoja, kaip galima gyventi taip, kaip galima apskritai gyventi. Čia yra visiška beprotybė. Mano vaikai netgi sako, net baisus pagalvoti, kur tu ten esi, tu ten kas nors pro langą pasižiūrės, niekas čia nepražiūri pro langą toje vienatvėje. Jeigu čia kas nors atvažiuotų, tai aš pagalvočiau, kad čia pats drąsiausias žmogus pasaulyje. Nes tu pagalvok iš kitos pusės. Jeigu tau dabar reikėtų važiuoti kažkokiais miškais, laukais, kur aplinkui jokių miestų nėra, į kažkokią trobelę, kurioje dega spinksulė, šviesos kažkokios, tai tu galvotum, kad ten kažkas gerai su tuo žmogum, kuris ten gyvena, tu bijotum į tą pusę net pasižiūrėti. Gal su šautuvu išeisi iššaudyti šį aplinkui. Taip yra, kad ta baimė kausto ne mane, o tuos, kurie yra išorėje. Ir čia žmonių nėra. Vienintelė baimė, kad čia kažkoks tai briedis neįvirstų pro langą. Ir tai aš tos baimės neturiu. Čia nėra nieko pavojingo, nes čia nėra žmonių. Čia niekas manęs negali nuskriausti. O gyvūnai gyvena savo teritorijoje, čia jų yra žemė, čia jų yra vieta. Aš su jais dalinuosi šitą gyvenimą, čia nais, kur aš gyvenu, aš juos gerbiu. Aš net tas pelytes paleidžiu, kurios čia ateina pas mane kartais į trobelės, kitą jau pusę iš tėvo nebepatenka. Aš nenoriu nieko nuskriausti, net čia nais gyvenančių aplinkui. Niekas čia neina ir ta vienatvė yra taikoje. Visiškoje taikoje ir ramybėje. Tu tokios ramybės neturi, net neįsivaizduoji. Kai ta ramybė yra už lango, dega krosnelė viduje, kai nėra jokio triukšmo, kai širdyje yra ramu, tada supranti, kad tas gyvenimas yra nuostabus. Jis duotas tam, kad suvokti procesus, kurie vyksta. Aš suvokiau tą vienatvę ir ta vienatvė yra nebaisi. Man patinka bendravimas, man patinka žmonės. Aš džiaugiuosi, kai aš turiu galimybę išvažiuoti, pabūti
ir grįžtu čia iš šitą vienatvę, aš džiaugiuosi iš šitą vienatvę. Kai tu ir dauguma žmonių bėga nuo vienatvės, bėga kuo toliau, kuo labiau užsikimšti savo ausis, protą, kad nieko negirdėti. Vienatvė yra reikalinga kiekvienam žmogui, kad išgirsti save, išgirsti savo poreikius. Per vienatvę tu gali suprasti, būtent nebūnant santykiuose kažkokiuose vienatvėje, arba ilgesnį laiką, esant santykiuose, bet ilgesnį laiką kažkur atsiskyrus, tu gali suvokti, ko tau reikia šitam gyvenime, kokią viziją tu norėtum kurti, kas tu esi ir koks tavo autentiškumas galėtų būti. Kitu atveju tu gyveni ne savo gyvenimą skausme, neišpildytą gyvenimą. Aš per vienatvę atrandu ir atradau save dar stipriau, dar aiškiau, pasitvirtinau, kad tai yra mano kelias. Man viskas tapo aišku. Kai tu turi vidinę ramybę ir tau nebaisu niekas, nei sodra, nei ekonomika, nei pasaulis, nei karai, tu tada gali sakyti, kad turi sveiką protą. Ir turėdamas sveiką protą, turi sveiką kūną. Turėdamas tai, tu gyveni aukščiausios kokybės gyvenimą. Ir vienatvė tampa tavo draugu. Pabandyk ir tu vienatvę priimti kaip dovaną, kad suprasti save, įsigilinti į save, rasti atsakymus. Jeigu pats negali eiti, susirask mokytoją, kuris padėtų tau eiti. Susirask žmogų, kuris galėtų paaiškinti, kaip tai veikia. Aš tai darau per savo programą žmonėms, kurie eina su manimi šito keliu. Vienatvė yra dovana, dar kartą noriu tai paminėti. Džiaukis tom akimirkom, kurios duotos tau būti vienatvė. Tai yra kažkas tai neįtikėtino ir šiai minutiai jaučiu didžiulį dėkingumą, kad man Dievas leido patirti šitą patirtį, gyvenant tokiom sąlygom, tokioj trobelėj, su tokiu minimalizmu, bet su meile ir ramybė širdyje, to, ko daugelis nebeturi. Ir ką aš dar turiu ir ką aš atradau per vienatvę - aiškumą, matymo aiškumą, ateitį ir labai aiškią savo viziją. Tai yra tobula, pabandyk savaitgalį tai pasidaryti, ar išvažiuoti kaimo turizmo sodybą, išsinuomok, pabūk tenais, ar kažkur tai, kur nėra žmonių, tai yra neįtikėtina patirtis. Jei tau labai skauda, jei tau yra labai liūdna, tu vienišas jautiesi, nepulk ant bet kokių žmonių, neieškok bet kokių santykių, ten vėl pakliūsi į didelę bėdą. Pabandyk suprasti save per vienatvę ir surasti taiką su savimi, kas tau leis gyventi bet kokiom aplinkybėm ir džiaugtis to gyvenimo, o ne galvoti, kad jeigu atsiras kažkas tai tavo gyvenime, užpildys tą tavo tuštumą, tavo vienatvę, tavo gyvenimas taiga taps kažkoks tai labai geras. Ne, surasti reikia taiką ir vienatvėje, ir draugystėje, ir su savimi, ir susitvarkyti galvą, ir susitvarkyti kūną, ir keliauti taip per gyvenimą. Čia yra gyvenimo spalvos, grožis ir tada tu pradedi mylėti taip gyvenimą. Taigi, tam tau reikia būti stipriu, todėl būk stiprus.